5:28. Labas rytas. Ką tik užsipliknau kavos. Laukiu dabar, kol pripliks. Ir dar kaičiuosi vandens. Pasidarysiu čia sriubos. Kažkokią su sūriu. Ir bus mano pusryčiai. Čia turiu truputėlį serano kumpio ir porą riekelių lietuviškos duonos. Čia turėjo būti vakarienė vakar. Bet kadangi vakar nevalgiau, tai dabar suvalgysiu viską. Miegot buvo žiauriai šalta, nes atsiguliau su šortais. Naktį užsimečiau džempą, bet tiek šalta buvo. Šiaip labai toksai rūkas, debesys nusileidę buvo, gan drėgna. Rytoj naktį aš turėčiau miegot aukščiausiam Prancūzijos kalne Vignamale. Tai tenais gali būti apie 0. Žeminės striukės tai neturiu. Bet ten yra uola. Tai tuoj uoloj gal truputėlį šilčiau gali būti. O dabar mūsų laukia Peno Montenesa. Reikėtų paskubėti. Man iki tenais rašo, kad 1:40 minučių. Kol kas laukiam kavos ir pusryčių. Nesitikėjau, kad bus tiek daug leidimusi. Reiktų pasidėti kamerą, bet noriu nufilmuoti dar keletą scenų ir paskui jau dėsiu. Bet čia daug leidžiusi. Tai reiškia, reikės daug ir kilt. Panoramos tai labai gražios iš ryto. Gerai, kad nejaučia tamsuojant. Reikia nusimest kamerą, gal nefilmuoti. Dažnai pamirštam atsisukti atgal, ypatingai kai skubam. Bet kai atsisukti atgal būna bilenkokia panorama. Tai aš jau turiu šitą pamoką. Kadangi filmuoju, tai kartais nufilmuoju kažkokią sceną ir varai. Ir po to atsisuki, blemba, tik būtų buvę daug geriau, jeigu būčiau atsisukęs ir nufilmavęs iš to kampo. Kartais tokiose vietose, kai nelabai aiškus takas, vienas toksai triukas būna dažniausiai, kur eina pagrindinis takas, akmenys būna gan purvini. Tai jeigu pasiklydot ir nežinot, kur takas,
tai ieškokit purvinų akmenų. Bet tuo pačiu gali būti klaidinga, nes gali būti kitas takas, kurio jums nereikia. Turiu apie litrą vandens su savim, turi man užtekti iki viršūnės ir atgal, iki palapinės. Palapinėje dar turiu ir litrą. Jo man turi užtekti grįžti iki mašinos. Nuo palapinės iki mašinos, manau, bus kokio 2,5 valandos. Va čia yra kalnų upė. Upelis. Čia. Bet, matot, jisai sausas. Sniegas viršų ištirpęs ir viskas. Sniegas čia būna dar birželio pradžiai viršūniai. Bet jau dabar nebus. O, reiškia, einam gerų taku. Svarbiausiai po to atsimint kelią atgal. Bet faktiškai reikia eiti palei šlaitą. Dėl to, manau, šita trasa gan lengva yra, kad faktiškai visą laiką seki šlaitu. Manau, kad šitą taką gali padaryti bet kas ir pradedantysis gali sunaviguoti. Aišku, visą laiką geriau, kai einama keliese, tai kažkaip ir drąsiau ir lengviau naviguoti. Vieni įsimena vienaip taką, kiti įsimena kitaip taką, bet vaizdai tikrai gražus, tikrai rekomenduoju. Kaip ir sakiau, kalne yra daug urvų. Kaip suprantu, tie urvai yra natūralūs, niekieno neiškasti. Tuose urvuose sukilėliai slėpė savo šeimas, ginklus, maistą. Buvo labai gerai įsitvirtinę. Kai sukilėliai jau pradėjo praradinėti savo pozicijas, jie traukėsi link Torlos, link Ordeso nacionalinio parko, į kurį aš šiandien važiuosiu, pabaigę šitą. Jisai yra pats seniausias Ispanijos nacionalinis parkas, jame yra pats didžiausias kanjonas Europoje. Ne visai. Ordesa į Monte Perdido nacionalinėme parke yra vieni įspūdingiausių Europos kanjonų slėnių. Ypač Ordesos slėnis yra Nisklo kanjonas. Bet sakyti, kad tai didžiausias kanjonas Europoje, būtų rizikinga. Dažniausiai giliausių Europos kanjonų vadinamas Tara River Canyon, Juodkalnijoje. Jo gylis siekia apie -30 metrus, o ilgis apie 82 km. Ordesos parkas tikrai turi labai dramatišką reljefą. Oficialiai jis apima 4 pagrindinės zonas slėnius – Ordesa, Anisklo, Esquain ir Pineta. Kai kurie šaltiniai Ordesą romantiškai vadina Europos Grand Canyon, bet tai labiau poetinis turistinis pavadinimas. Netoli viršūnės, liko 200 metrų slysta. Reikia kamerą pakuotis, jaučiu.
Tuo viršūnėje reikės vėl ją įsipakuoti, bet ne kitaip balansuotis. Bandai taip užsidėti, kad nereikėtų. Skupinai. Tokiuose vietose balasdų jau sunkiau būtų. Šiaip visą kelią šiandien nereikėjo lasdų, bet dabar jau man liko 37 metrai pasikelt. Tai čia tos ožkos viršūnė ir bus užsilipusios. Neblogai sau įsitaisiusios. Tokia panorama. Tokie kaip aš galėtų blūdinti po kalnus. Nori druskos. Aš su prakaitavęs, tai jinai laižo prakaitą, nes čia druska. Eik akmenis laižyti. Gerai, let's go. Jisai kaip mano šuo. Taip, jūs mane nugalėjot šiandien. Jūs pasitreniravę biškį daugiau nei aš. O, jau matau viršūnę. Yeah, baby. Juhu! Nerealiai. Galvoju, rasiu čia knygą svečių. Pena Montaneso, baby. 2295 metrai. Yeah! Wow! Kas čia tą karutį atitysė? Nesavo. Nerealiai, dabar turėsiu statyti kamerą ir nufilmuoti sceną, tipo kaip užlipu į viršų. Žaibolaidis. Turėjau tokią mintį vakar čia miegoti. Padaryta užuovėje. Bet kadangi mačiau, kad audra, o audra čia buvo, galvoju, jeigu trenks, tai ten. Bet tikrai nemalonu čia būtų gulėti, kai žinai, kad čia gali trenkti. Bet šiaip nakvynės vieta būtų super čia. Su tokia panorama. Really? Nesau, kaip gerai. Juhu! Neturiu jėgų išnekėti normaliai, nes labai išdžiūvus burną, reikia būtinai atsigerti. waiting for the moment to arrive. I was waiting.
I was waiting for the moment to arise, waiting for the moment to arrive. I was waiting for you, and I wouldn't miss it for the world. Viskas, paliekam Penamontinėse. Čiau. Gerai buvo. Paskraidinau droną. Dabar reikia skubėti atgal. Šiandien dar turim pasiekti Orlą ir dar turim pradėti nice haiką. Ir gan nemažai dar nuėti reikia, tai nežinau, kaip čia reikės spėti viską. Dabar jau grįžtant, aišku, nieko nefilmuosiu faktiškai. Gal 1-2 vietos, kur stabtelsiu. Tai bus daug greičiau, bet vis tiek. Dar kelias tolimas. Tokiose vietose besileidžiant reikia pasisaugot būtinai, nes labai slidu yra. Visi šitie laisvi akmenys kažkaip į viršų kylant taip neslysta, kaip į apačią. Ir ant nugaros krist, tada gali labai greitai ir daug aštrių akmenų ir gali pačiuošti. Aišku, kuprinė nugarą pačią apsaugos, bet vis tiek. O, net tokie dideli akmenys lysta. Besileidžiantis visą laiką reikia susispaudyti lazdą. Svarbiausia lazdų nesusilaužyti. Dabar čia neįsiu, nes čia tikrai slysiu. Reikės apeiti šitą zigzagais. Pagavau pirmą zuikį. Besileidžiant. Čia laisvas žvyras toks bliumt. Ant kuprinės tikiuosi nieko ten nesutryniau. Dabar sėdžiu savo, grūžiuosi panoramą. Būna kažkaip per daug atsipalaiduoja, per daug skubi. Ir pasekmės gali būti nekokios. Pavyzdžiui, Balkanuose, kai taip prieš paskutinę dieną susivariau kelieną, tai gerai, kad buvo prieš paskutinę dieną. Žodžiu, reikia pasisaugoti. I get so lost inside the thoughts in my own memory. Days pass and the emptiness remains. When I can't sleep, I drive around in my car, looking for your face, and there you are. I don't care what they say about us. It's you and me and us against the world. I don't care what they say about us. It's you and me and us against the world. To see you struggling, it's so much pain, so much wasted on those bitter days. I work so hard to fight for our survival, but we never go out dancing in the rain. I don't care what they say about us. It's you and me and us against the world. Say about us, it's you and me and us against the world. They can take my eyes, I could lose my sight. That'll never change the way I see you
Čia taip karšta, kad dabar mielų noras čia iššokčiau į tą upę. Atvažiavau į miestelį čia tokį. Ieškosiu pizzerijos. Tikrai rasiu kokią. Manau, nusipelniau šiandien pizzą. Bet ką aš jums noriu parodyti. Tai yra tenais Pena Montanesa. Šiandien ryte aš ten buvau pačiam viršui. O dabar aš čia stoviu. Geras. Žiauriai geras. Tai va. Pena Montanesa. Adios. Paliekam Aisą. Aisą. Aš tikiuosi teisingai ištariau. Miestelį. Važiuoju dabar į Torlą. 48 minutės važiuoju dar. Imu ledkirtį, imu šalmą, deduosiu normalius batus, nes reikės eiti per ledyną, reikės kačių, tai imu kates, papildomi dalykai, kuriuos turiu pasimti. Aišku, turiu pasimti daug maisto, faktiškai man reikia maisto 4 dienom. Čia bandau dabar mintyse taip sustrateguoti, kad nepamirščiau, ką reikia dasidėti, ką reikia įsimti iš kuprinės. Dos, yeah. Ką tik palikau Torlą, nieko nefilmavau ten per daug, tik tai filmui, atsigėriau kavos ir dabar važiuoju Buharu Velo slėnį. Ten turi būti kempingas ir tenais turėtų būti, kur palikti man mašiną. Dabar jau yra 3:30. Nu jo, užtrunka čia. Bet vaizdai tai pasakiški. Čia planuoju palikti mašiną, automobilį, parkingas nemokamas, tai kaip ir normaliai turėtų būti. Dabar eisiu pavalgyti, įsiaiškysiu, kaip dėl orų, nes čia nėra nieko ryšio, neturiu visiškai interneto, tai ir nežinau, kada jį turėsiu dabar jau. Reikia jų parašyti Wi-Fi'us arba įsiaiškyti, kokie pranašaujami orai maždaug, kad žinočiau kokią situaciją ir tada viskas, ir tada žygiuojam. Dabar yra po 4:15. Geriausiu atveju, jeigu išeisiu 5:30, tai manau per 4 valandas, apie 9:30 prieš temstant, turėčiau būti savo suplanuotoj stovyklavimo vietoj. Čia yra Vignemelė viršūnė. Jeigu man pasiseks, aš planuoju rytoj praleisti naktį čia pačiam viršui. Ten pasileidus 80 metrų yra uola. Ikoninis Pirėnų kalnas, jis yra Prancūzijos pusėje, aukščiausias kalnas Prancūzijoje, ta prasme aukščiausias kalnas Pirėnų Prancūzijoje, Pirėnų kalnuose, nes aukščiausias kalnas Prancūzijoje, aišku, yra Mont Blancas, o dabar aš Buaruelo kavinėje ir suvalgau hamburgerį
susirenku visus žaislus ir tada traukiu į kelią. Burgerio dar negavau, bet jau gavau desertą. Tai teks palaukti, tikiuosi kava, kad neatšals. Ir tada suvalgysiu burgerį ir po to desertą. Desertas čia yra kažkoks tai jogurtinis desertas, graikiški riešutai ir medus. Pagaliau gavau savo burgerį, laukiau valandą 12 minučių. Visi žmonės darom klaidų, bet sudegė mano valandą laiko. Nieko nepadarysi dabar. Desertas yra jogurtas su indelis medaus ir riešutai. Bet ragavau tą jogurtą, tai čia tas pats, kas kefyras. Kefyras su medum. Ką žinau. Tikiuosi, į tualetą nepramuš. Žiauriai piktas iš tikrųjų, tai, aišku, žmogiška klaida, visi mes darom tų klaidų. Čia dabar jau yra taip, kaip yra jau. To laiko nesugrąžinsi. Sudeginau valandą. Esu pats kaltas, nes iš tikrųjų neklausinėjau. Nenorėjau būti įkyrus. Matau, kad ten daug darbo, jie bėgiojo, tie padavėjai ten laksto ir apsižiūrėjau kažkaip tą padavėją, neišsiuntė užsakymų į virtuvę. Ir kadangi man atnešė pirmiau desertą, jinai po to jau žiūrėjo, kad aš jau turiu desertą, jinai galvojo, kad aš jau pavalgęs. O aš laukiu irgi nieko nesakau. Ir po to jau, kai pradėjau šnekėti, pasirodo, kad jie nebuvo užsakymo, jinai nebuvo padariusi į virtuvę. Žodžiu. Ten atsiprašinėjau, sako, čia viskas on the house, tipo, bet aš jau buvau sumokėjęs, galvoju, koks skirtumas šiandien. O to laiko vis tiek jau nesugrąžinsi. Tai esmė dabar tokia, turėjau išeiti, skaityk, prieš valandą, tai jau būčiau neblogai nuėjęs visai. Dabar, kur mano problema? Jeigu nespėsiu aš nueiti iki savo kempingo vietos, iki kol sutems, gali būti, kad nebus vietos man kur nusimest palapinę. 3-4 valandos iki vietos nueiti. Bet reikės bandyti, blogiausiu atveju turėsiu eiti iki tos kempingo vietos tamsoj. Tikiuosi, kad kelias bus užžymėtas. Tai dabar atėjau į mašiną, automobilį. Kuprinė faktiškai supakuota, dar truputėlį įmėsiu maisto. Ir viskas, ir šuoliuojam. Visas maistas, ką nešiuosi, tai yra čia tokie kaip snekas, tokie kaip džiūvėsėliai, traškučiai, sausainiai, nežinau kaip pavadinti. 4 lietuviškos duonos juodos, truputėlį sūrio, sviesto pakelis, čia proteino barai. Kaip čia, nežinau pasakyti lietuviškai, baltyminai, botonėliai su proteinu ar kaip čia. 4 tie. Nomedo saldainis, čia irgi toks mažas proteino. Po to 3 pudingai, 2 sriubos, serano kumpis, traškučiai, 3 snikeriai, ištirpėjau, elektrolitai ir čia nuo gerklės, jeigu pradėtų skadėti. Ir čia porą tokių rimtesnių, gal nesu ragavęs, čia ispaniški, nežinau kaip bus, bet čia tokios jau rimtesnės gal vakarienės. Iki parduotuvės bus 4 dienos berods, tai turėtų užtekti. Visas maistas tam maišelį ir viskas, jau čia vietos kuprinė ir taip nelabai yra. Reikės trintą maistą kažkaip ten. Paliekam stovyklavietę, kempingą, ne stovyklavietę. Žinau, kad lengva nebus. Ir dar žinau, kad turiu pereiti per legendinį tiltuką, kuris yra prie pat. Štai jisai legendinis tiltas. Turėsiu vėl statyti kamerą ir nusifilmuoti. Dėl to aš jos ir nesurinkau. Noriu nufilmuoti, kaip einu aš per tą tiltą, bet norėčiau, kad aš būčiau vienas ant to tilto. O ten stovi vyras ir dar dabar atbėga šunų. Tai nežinau, kaip man ras tą momentą, kada ten nieko nebus.
sunku filmuoti per tiltą niekaip, kiek belaukčiau, niekaip negalėjau pereiti, kad nusifilmuočiau vienas. Nusifilmavau, ten stovėjau, žmonės šnekėjau, nu ką aš jų neišvarysiu iš tenais. Tiesiog kaip gausi, taip gausi. Jeigu kam kyla klausimas, kaip aš naviguoju čia, tai aš naudoju laikrodį, maršrutą susidariau pats su All Trails aplikacija. Tiek gundančių vietų kempingų, kad ir čia su nuostabia gamta ir čia eina upė. Gal parodysiu šią. Čia visur dabar ėjau palei šitą upę. Ir labai gražu, bet man... Ai, neparodysiu, čia apaugė. Bet man dabar kažkur stoti dar per anksti. Bet dabar prasidės kilimas. Tai galvoju, bus problema su stovyklavietė. Su mano tempu, su filmavimu, nu pažiūrėkit kaip aš čia. Va, kamera, viskas, nešamės. Nieko nepakuoju į kuprinę dar. Šiek tiek pasikėliau į viršų. Nežinau, kiek čia kilau. Manau, kokius gal 200 metrų. Pakilau gal 300. Daug kur stojo filmuoti. Labai gražu visur. Nerealiai graži gamta. Aš daug matęs jau tų skirtingų trasų, trailsų. Nežinau vėlgi kaip lietuviškai pavadyti. Aš visą laiką vadinu trailsais. Visur gražu. Aišku, visur yra įspūdingų vietų. Peno Montenesa. Tenais viskas taip išdžiūvę. Visa augmenija tokia jinai, nu tokia kaktusinė, tokia labiau dykinių gamta. Gražu, taip, gražu, bet viskas ten žalia. Palapinės net nebuvo normaliai kur statyti, kur žolytė baisu statyti, nes yra daug tokių mini, kaip nežinau, kaktusiukai, kadagiai ir jie kiaurai per čiužinį perdurtų iš karto. Nes stačiau palapinę buvo vienoje vietoje mažytis, iš karto išlindo spygliai per apačią palapinės. Tai visą laimę, kad nebuvau įsimetęs čiužinio. Čia tokia labiau Alpės primena paukščių belenkiek, nes čia labai daug vandens. Kada daug vandens, visa ta gyvybė čia ir yra. Žiauriai smagu, žiauriai. Labai man čia patinka ir kokios gan lengvas kelias. Va toksai žvirkelis. Tai iš tikrųjų lengva, aišku, toksai bus ne visada. O kol kas kylam iš palėto, nesudėtingai, bet jau pradeda temti. Saulė leidžiasi, dar kokią valandą gal turiu, o po to reikės ieškoti, kur palapinę nusimesti. Čia yra didelis krioklys. Tai dabar man reikia tenais užlipti, įjungti filmavimą, greitai užlipti, pabūt kelias sekundės ir vėl greitai nusileisti, kad kuo mažiau sudegint baterijos ir kad kuo mažiau sunaudot SD kortelės atminties. Let's go. Gali būti labai slidus akmenys. Reikia atsargiai ant slidžių. Tokios sienos yra man labai brangios, kadangi jos sudegina daug baterijos, laiko. Oi, čia labai šlapia, pavojinga. Daug slidų, kai reikės nusileisti. Labai slidus akmenys. Ant to, kur reikia būti labai atsargiai. Galėjau per kitą pusę lipti iš tikrųjų. Nepagalvojau. Matau, kad labai greit nesigausi. Svarbiausia, kad dabar baterija tenais nenusėstų kamerai, nes yra ir tai buvę. Kada užlipu nusifilmuoti ir nusėda baterija. Ir nebūna nufilmuota.
Dabar tik nežinau, kur geresnė kompozicija bus. Reikia keletą vietų pabandyti. O ten žmonės apačioj. Sorry guy, can you stop the recording please? Can you stop recording for me? Yeah, that one. Stop. Yeah. Thank you. Dalies pasisekė, ten ėjo 3 hikeriai. Jie sustabdė. Man filmavimą, dabar reikia saugiai nusileisti. Nusileisti visą laiką yra sunkiau nei pakilti tokiose situacijose. O jeigu jis iš tikrųjų sustabdė, tai man žiauriai sutaupė ir baterijos, ir SD kortelės. Aš tikiuosi jisai sustabdė, nes aš ekraną buvau išjungęs, kad nesodintų baterijos taip. Tai jisai nematė, ką padarė, bet tikiuosi, kad sustabdė. Kaip jūs galvojate, kaip man sekasi filmuoti? Nežinau, dabar matėsi kas nors ar ne. Aš pasiekiau savo kempingo vietą. Prieš pat sutemstant dar spėjau nufilmuoti. Čia biškį jums aprodysiu. Čia yra viskas, ko reikia gyvenime. Čia buvo salionas, o čia yra, nežinau, virtuvė gal. Šiaip įspūdingoj vietoj, iš tikrųjų galiu pasakyti, pastatytas čia toksai namukas kalnų apsuptyje. Čia dabar tamsų nieko neparodysiu šiandien, bet labai gražus kalnai aplinkui visur. Nieko nesimato. Įsimečiau palapinę, uždėjau kamerą daryti timelapsą, nes pelen kiek žvaigždžių. Dangus toks įspūdingas, neatsimenu, kada esu matęs tiek žvaigždžių. Iš viso man gyvenant Anglijoje, tai žvaigždžių beveik niekad nepamatysi. Pas mus mieste tai iš viso dėl šviesos užterštumo tu jų nepamatysi daugumą dienų, bet šiaip dažniausiai nepamatysi dėl to, kad pastoji tenais debesuota. Tiek žvaigždžių aš neatsimenu, kada esu matęs. Ir šitam slėnį be galo gražu, nes šitoks mažas gaunasi slėniukas, jisai visas apvalus, iš visų pusių tie kalnai ir to žvaigždės čia prie labai jaukiai, labai įspūdingai atrodo. Atėjo grupelė ispanų ir jie čia miegos. Tai man negerai, nes man jie timelapsą visą gadina, nes jų vaikšto su šviesom ir man kamera apsišviečia ir čia vienas dalykas. Bet kitas dalykas, aš jau buvau suplanavęs, kaip aš filmuosiu rytoj ryte visą sceną, viską. Ir jie dabar čia bus ir man neis filmuoti. Tarp kitko, jie irgi eina į Vignemalę viršūnę, bet jie eis iš kitos pusės per ledyną, per ten, kur aš nusileist planuoju. Nes per tą koridorą Moskovą jie neis, nes sakė per daug sunku, jie nėra fiziškai pasiruošę. Ar aš esu fiziškai pasiruošęs, aš nežinau. Aš niekad nesu tokio maršruto daręs. Čia bus mano pirmas kartas, tai bus geras išbandymas man irgi. Bet aš ruošiausi šitam dalykui prieš kelionę. Pradėjau ruoštis 2 mėnesius prieš kelionę. Turėčiau įveikti. Žinau, kad bus sunku. Rytoj bus žiauriai sunki diena. Nėra, kad labai daug eit, bet labai daug kilt ir labai stačiai. Ir bus visko, bus ledyno. Nežinau, kiek sniegynų bus. Ir žiūrėsiu, jeigu matysiu, kad per daug pavojinga dėl lavinų ar kažką, tai tada reikės apsisukti ir tada reikės eiti ratą aplink Vignemalę kalną, kas bus dar papildoma diena. Ir tada turėsiu lipti iš kitos pusės. Nu, žiūrėsim, kol kas tiek žinių. Labanakt man.
O jūs nežinau, kada čia žiūrite, tai jeigu vakare, tai gal irgi labanakto, jeigu ne, nu, tai geros dienos. Čia Ordesa matosi. O tenais Monte Perdido. Ten Monte Perdido. Čia nežinau kas. Ten Monte Perdido. Tai čia ne Ordesos slėnis, bet labai panašus. Ten Ordesa toliau.